nesvarbu gimtadienis ar ne gimtadienis, pasikeitė treneris, visi nori kažką įrodyti daugiau, įdėti daugiau pastangų, dar daugiau atiduoti savęs, tai dariau tą, ką ir visą laiką dariau, tik norėjau pas dar kažko dadėti, tai šiandien daugiau mažiau, vis tiek ne viskas pavyko, buvo ir klaidų, buvo ir pramestų metimų, bet kovojau, stengiausi ir rungtynės ėjo kaip praėjo. Žalgiris į tas rungtynės įsijungė, atrodo, su tuo mentalitetu, jeigu tik esam laisvi, turim mesti, jeigu turim galimybę užsiveržti. Kiek čia yra, nežinau, trenerio Andrėja Trinkieri nustatytos naujos žalgiriečių žaidimo filosofijos ribos, kad esant kiekvienai progai tiesiog turim drąsiai ją naudoti? Treneris kol kas, kad per tą vieną treniruotę įvedė, kad mes turim daugiau bėgti, greičiau bėgti į puolimą, o Alba tokia komanda, kad jie daug rizikuoja, daug kažkur įsiveržia, ateina iš stiprios pusės padėti, tiesiog tie labai paprasti metimai gaunasi daugumai žaidėjų, tai negali laisvas nemesti. Kiekvienas iš mūsų turbūt čia nėra kažkokio blogo, neturi metiko, tai visi nebijo mesti ir atakuoja, tai tuo ir naudojamės didžiąją dalį rungtynių. Tritaškiai nekrito, pradėjom daugiau atakuoti, provokuoti pražangas, tas irgi dasidėjo prie pergalės. Tai. Bet vienos rungtynės tokios, kitos gali būti kitokios, tai nes nepasidarėm kažkokie daugiau dabar tritaškių išmetantį komandą. Kuo šita rungtynių pabaiga yra kitokia nei tos visos buvusios, kai atrodė vėl Žalgiris eina į labai panašų scenarijų, koks buvo anksčiau? Pergalė šiandien. O iš tų detalių dalykų? Tai visada detalių yra, kur pataisyti ir atrodo tos rungtynės, kur nepasisekdavo keliais taškais, tų detalių pritrūkdavo, šiandien tų detalių pritrūko Albai, tai mes turim dar daug ką pataisyti ir daug kur tobulėti, vis tiek neturim gerų rezultatų, tai svarbi pergalė, taip duoda kažkiek emocijų, daugiau pasitikėjimo, bet turim važiuoti toliau ir galvoti apie kitas rungtynės. Prie Žalgirio Svičolo rungtynių pabaigose Luko Lekavičiaus dažniausiai nematydama aikštėje, šiandien jis buvo rungtynių pabaigoje. Ar tai irgi yra vienas iš tų naujų dalykų, kuriuos pamatėm šiandien, kalbant apie taktiką? Tai aš manau, treneris tikrai duos didesnį pasitikėjimą Lukui, kiek jis mums pats sakė, nenori Kynano turėti be kojų rungtynių pabaigoje, nes vis tiek turėdam, kad Kynanas labai daug situacijų mums kurdavo ir pats savo kurdavosi ir rungtynių pabaigose kažkiek sėsdavo, tai dabar įveda daugiau Luką, Edą, žaidėjais pažaidžia, jie man kartais tenka persivaryti kamuolį duodam Kynanui kažkiek to poilsio, tai nežinau, sakau, kiekvienos rungtynės bus kiekvienas naujų dalykų ir naujos rungtynės, sakau, naujas gyvenimas, tai šitas išgyvenam, laimėjom, džiaugiamės ir toliau judam toliau. Kiek šita pergalė yra svarbi iš tos psichologinės pusės, kai nukrenta šiek tiek naštos ir dabar galima net ir kitom akim žiūrėti tą būsimą mačą? Naštos nenukrenta, dar noriu visiems mūsų fanam padėkoti, užpildo areną, nes nesvarbu koks tai buvo prieš tai rezultatas ir yra didžiulis noras jiems atsidėkoti, norim duoti tas pergalės, nepavyko prieš tai, patys esam nusivylę, žmonės nusivylę, išperka bilietus ir mes kažkaip nenudžiuginam jų žaidimu, tai šiandien vėl žaidimas nebuvo gražus, bet davėm tą pergalę ir tikėkimės, kad jie toliau mumis tikės ir mes tų pergalių daugiau jiems duos.